Sveiki visi atvykę į Kino Maniako podcastą, apie kiną ir šiandien aš kalbėsiu apie filmą We Live in Time, arba lietuviškai Laikas gyventi. Taigi, nauja tokia žibena, labai sužibėjęs filmas ir tikrai save daug pykau ant savęs, kadangi nespėjau visi peržiūrėti ir kai aš jį peržiūrėjau, galvojau, ką aš čia peržiūrėjau. Taip. Pradėkim nuo tokių bendrų dalykų, tai We Live in Time, Laikas gyventi, yra drama romanas, turim pusantros, biškai daugiau valandos. Filmo režisierius John Crowley ir scenaristas Nick Payne. Taip, va čia pirmas dalykas, ką aš jau pastebėjau žiūrint patį filmą ir jo titrų metu, kad retenybė, kad režisierius nebūtų rašęs scenarijaus ir mes turim visiškai skirtingą scenaristą ir turim visiškai skirtingą režisierių, tai tokia užuomina, kad čia gal labiau komercinis filmas ir sutinku su to užuomina ir jo, tai keista, kadangi vis tiek jeigu tu nesi scenaristas, tai vis tiek režisierius tą scenarijų kitaip supranta. Tai irgi toks keistas dalykas ir nepopuliarus visiškai dalykas, labai retas. Būna, kad scenarijų rašo daugiau žmonių, bet vis tiek vienas iš tų žmonių būna ir režisierius. Tačiau šį kartą mes taip neturim. Aktoriai, tai čia vyšnia ant torto, sakykim, tai yra Andrew Garfield ir Florence, to jau pasitikslinsiu pavardę, Florence Pugh. Tai taip, abudu labai žymus aktoriai, tai irgi tokie visai įdomus duetas, šiaip jie visai gerai suvaidino. Va, kur aš šito filmo nepeiksiu ir ką galiu pasakyti teigiamą, pradėkim gal nuo teigiamų dalykų, kad vaidyba tikrai gera, prie negaliu prie ko, netgi buvo ir vaidinančių vaikų ir jinai tiksliau tikrai labai gerai suvaidino. Aišku, tas vaikiškas vaidinimas jaučiasi, bet jis kartais, pavyzdžiui, dabar labai gerai sužaidė ir net nesijautė, kad jis yra toks ir vaikiškas. Tai taip pat dabar gal norėčiau movinti on prie reitingų. IMDb labai aukštas, 7,3 iš 10. Letterboxd 3,8 iš 5. Ir Rotten Tomatoes we have netgi 78%. Ir šitie reitingai yra geri, šiaip tais filmai gerai sekasi kino salėse šiuo metu. Tačiau, metas sakyti savo nuomonę. Žinokit, nenustebino manęs. Pradėkime nuo scenarijaus. Scenarijus aš nežinau, tiesą sakant, kadangi nebuvau, žinoma, filmo kūrybos komandai, tai nežinau tiksliai kaip ten vyko, tačiau nežinau, toks buvo scenarijus ir toks buvo sprendimas būtent post-production'e, kada buvo priimtas, kada buvo redaguotas filmas. Tačiau pasirinktas toksai scenarijus arba toksai rodymo būdas, kad filmo kokios 2/3 tikrai pusė yra tiesiog kiekviena scena yra iš skirtingo laikotarpio. Tai dabar mes kalbame apie du žmonės, tai mes turim yra, sakykime, linija per vidurį brūkšnys, kada jie susitinka. Ir tos scenos, tai jau po susitikimo, tai prieš ir tau sunku suprasti, tiesą sakant, man pačiam kaip, negaliu sakyti, kad labai puikiai išmanau kiną, bet tikrai esu matęs palyginus daug filmų ir man tas nesužaidė. Man nesužaidė tas laikotarpių keitimasis ir žiūrint, kad čia yra labiau link komercinio kino, tai tokia irgi nelabai praktinė gal meninė forma, tačiau, tarkim, buvo taip naudota, man nepatiko ir man visiškai nesužaidė. Apie patį scenarijų, apie pačią mintį yra, žinokit, tai banalu. Ir kodėl aš manau, šitie reitingai yra tokie geri, nes paimti populiarūs aktoriai ir paimta, sakykime, nelabai komercinė tema tokia. Mes turim tokį ligos atvejį, čia romanas.
tipinis romanas, susitinka, gyvenimas ant rožių, viskas čiki-piki, pum, ten kažkas susirga, ten, nežinau, miršta tėvai, ten tada kaip čia viskas bus, ar čia išspręs savo santykius, ar tie santykiai pasibaigs. Aš manau, aš ir kiti žmonės, kurie žiūri ne visada komercinį kiną, supranta šitą scenarijaus formą ir čia jau metai yra tas pasinaudojama, vos ne dešimtmečiais, galėčiau sakyti. Tai, kaip aš šitą filmą pavadinčiau, tai yra tiesiog nekomercinis filmas komercinių filmų žiūrėtojams. Tai vat, dėl to aš gal tos reitingus ir suprantu, nes aš 7,3 iš 10 į IMDb tikrai aukštas reitingas. Dabar pagal tą patį puslapį jis yra reitinguojamas 17 pagal populiarumą šiuo metu. Tai turim gerus reitingus, mes skaičius turim gerus, bet kai aš pažiūrėjau, man jis... Sakau, tai yra tiesiog nekomercinis filmas komercinio kino žiūrėtojams. Tiesiog noriu, jūs va šitą įsiminkit, nes jeigu jūs žiūrėsit, jūs turite tą suprasti, kad tai yra nekomercinis filmas komercinio kino žiūrėtojams. Sakau, tai yra toksai tarp komercinio, tarp nekomercinio tokia ir mes turim čia tą kūrybinę kompaniją, productioną yra gerai žinoma kompanija A24 ir šiaip aš jų filmus dažniausiai dievinu, kadangi jie būna dažniausiai tokie labai savotiški, jie būna tokie išskirtiniai ir dažniausiai labai geri, tačiau ne šitą, žinokit. Aš tik priminsiu, čia yra mano asmeninė nuomonė, aš tiesiog esu gal vienokio kino mylėtojas, jūs kitokio, tai čia aš tiesiog sakau savo nuomonę. Ir tiesiog manęs jis nesužavėjo, aš taip galiu pasakyti paprastai. Manęs jis nesužavėjo, kadangi nieko kažkokio naujoviško, kadangi vis tiek yra aspektai, į kuriuos dažniausiai scenarijaus autoriai atsižiūri. Norint, kad tavo istorija būtų kažkuo įdomesnė, tu gali imti, kad ir nuvalkioti temą, bet tu turi pažiūrėti iš kažkokios kitos pusės. Iš kažkokio kampo, kad žiūrovas būtų suįdomintas ir kad būtų kažkas tokio naujesnio. Čia aš neradau. Mes čia turim darboholizmo temą, turim baimės numirti temą, turim, žinoma, romanų, vaikų temas, tai... Sakau, nekomercinis filmas komercinio kino žiūrėtojams. Tai ilgiau jūs nenoriu laikyti, kadangi pradedu kartotis, tai tiesiog... Ar aš jį rekomenduoju, tai sakyčiau, pasižiūrėkit, gal jums patiks, nes tikrai ir tiek socialiniuose tinkluose, medijoje, tikrai žmonės ten rašo, rodo, kaip jie ten po šito filmo išeina su ašarom akyse, kaip prie juos jis palietė. Aš esu matęs žymiai geresnių filmų ir ten man jie labiau patiko. Čia tos ašaros, kada spaudės, tai buvo tokiuose čia toksai būdas, kaip iš žiūrovų išspausti ašaras, tai ne dėl pačios istorijos, o dėl jų tokių mažų fragmentų, dėl dialogų. Ten yra pasakojama apie kažkokį, sakykime, žiaurų atvejį ir tu, jeigu tu gerai susitapatini su veikėju, tau irgi ta ašarėlė gali išsprūsti, bet ta ašarėlė man asmeniškai ne dėl viso filmo net neišsprūdo, tai lengvai nuvylė. Tačiau aš tikrai sakyčiau, kad gal ir yra vertas pasižiūrėti, nes vis dėlto aukšti reitingai. Tai tiek šį kartą. Buvau aš, Kinomaniakas. Iki kito karto. Iki.